Sveiki, mėlieji, su pavasariu jūs sveikina Ikona vaikai ir Agnė Grigaliūnienė. Aišku, kad mes pavasarį būname arba lauke, kur žydi gėlės ir tuoj pražys sakuros ir mes galėsime visi daryti su savo šeimom selfius, arba mūsų jaunoji karta, mūsų ateitis ruošiasi egzaminam. O egzaminai labai dažnai mums visiems, tėvams ir vaikams, atneša stresą. Todėl apie tai šiandien ir kalbėsime su mūsų Ikona vaikai labai gera drauge, psichologe Jūratė Bortkevičienė. Sveiki, Jūratė. Labas, Agnė. Tai kaip ir pradėjau savo pirmajame žodėje, kad pavasaris atneša ne tik tai žydinčius laukus ir gražius vaizdus, pavasaris atneša stresą prieš egzaminus vaikams. Kasgi tai yra? Kas tas stresas prieš egzaminus yra ir reiškia žmogui? Pats svarbiausias dalykas, kad tas stresas ne visada vaikams. Vaikams atsiranda iš to, kad stresas kyla mokytojams ir tėvams. Kai pradeda stresuoti mokytojai ir jau nuo rugsėjo 1 pradeda sakyti egzaminai ir kad tai yra labai didelis baubas, nuo ko pasikeis visas tavo gyvenimas, tai yra jeigu tu neišlaikysi. Arba išlaikysi blogai, taip. Eisi gatvių šluoti, kas irgi nėra blogai šiaip paėmus, nes jei niekas nešluos gatvių, purvina bus. Ir tada tas spaudimas, tu neįstosi į universitetą. Nors turbūt labai didelė dalis vaikų net nenorėtų realiai įstoti į universitetą, o norėtų kažką daryti savo širdžiai mielą. Bet jau jie gauna tą spaudimą didžiulį ir kad egzaminas tai yra gyvenimo likimas. Tiesiog viskas bus kažkas labai baisaus, labai blogo. Mes jau suaugę, kurie išlaikėme egzaminus, žinome, kad blogo nieko neatsitinka. Prastesnis arba geresnis pažymys vėliau pareikalaus daugiau pastangų kažkam tai pakeisti. Bet natūralu, kad pats egzaminas jis nėra stresas. Požiūris į egzaminą yra keliantis stresą. Čia jūs gal labai iš tikrųjų gerai paėmėt gerą kampą šito pokalbio dėl to, kad taip, dažniausiai aš dabar ir pati galvoju, kad kai tu jaudinasi dėl savo vaikų kontrolinių mokslų, pažymių, aišku, kad viskas ateina per tavo patirtį, dėl to, kad jeigu tu gerai mokysies, tu gausi gerą darbą, jeigu gausi gerą darbą, gausi gerą vyrą arba žmoną, namą ir taip toliau, taip. Socialinis laikrodis. Vis dėlto, kokias didžiausias klaidas šiuose situacijose pasiruošimui prieš egzaminus ir visam tam streso suvaldymui daro tėvai? Pats pagrindas yra nuolatinis zyzimas vaikams. Eik mokytis, išmokai, o ką išmokai? Jeigu neišmoksi, bus labai blogai. Taip ir atsiranda pas vaikus netgi ta tokia gynybinė reakcija. Pavasaris, aš dar spėsiu. Ir tada mes pykstam suaugę ant vaikų, kad jie atidėlioja, nors patys suaugę labai daug gyvenime daug ko atidėlioja ir paskui vyksta paskutinės minutės sindromas, ar ne tas. Tuomet mes uždedam tos begalinius lūkesčius, ne tik tėvai, bet dar giminė. Taip, ką giminė pagalvos, kad taip, ką jinai pasakys. Ir tuomet tas spaudimas, kad tau reikia, o kur tu nori mokytis, ką tu veiksi. O šiaip tiesą pasakius, kaip jums atrodo, ar iš vis tėvai normaliai paklausia savo vaikų, ką tu nori daryti? Nes tarsi visuomet yra populiarios, nepopuliarios profesijos ir visą laiką yra grūdamas vaikas į tą kažkokį rėmą, kad jam reikia būti kokiu nors ten ateities profesijos programuotoju. Vis dėlto kaip vaiko paklausti teisingai? Kuo tu nori būti? Paprasčiausiai. Tiesiog. Bet žiūrėkit, kaip būna, ko nori būti? Šiaip, man labai patinka tos žvaigždės, norėčiau būti ta žvaigždė, ne kokia? Gerai, o kas tau patinka toje žvaigždėje? Man patinka, kaip jinai moka dainuoti. Tau patinka dainuoti? Ne, labiau aš norėčiau būti, žurnale, kaip pavyzdys. Tai tau svarbu būti žinoma. O kokios profesijos yra dar kaip žinomos? Kitaip sakant, paprasčiausiai klausti žmogus paprasčiausių klausimų, kad jis pats labiau atsakytų savo į klausimus. Ir kad jisai pats suprastų, ko jisai nori. Nes ir vaikai ne visada žino, ko jie nori, ir ypatingai 12 klasiai. Turbūt gal tik 10% yra vaikų, kurie tikrai labai aiškiai žino, ko jie nori ir žino aiškiai krypti gyvenimo, kur jie eis toliau. Visi kiti blaškosi, bet tarsi aš turiu stoti, nes manęs reikalauja, man liepia. Ir dabar žiūrėkit, tėvams sakai, žinai, aš pagalvojau, kad man visai įdomu yra anglų literatūra. O tu visai sublūdai. Tai mes šitą žinutę supratom, kaip vis dėlto paklausti ir kaip turbūt nekritikuoti vaiko dėl to, kad tai yra jo tiesa, o gal labiau su klausimais dar padėti jam suprasti, ko jis pats nori. Tai vis dėlto gerai, pasiruošiant egzaminams,
ką tėvams reikėtų daryti, kaip padėti vaikui. Pirmas dalykas būti patiems ramiems, ar ne? Kad aš esu pats ramus ir pasakyti, vardinti savo emociją. Žinai, aš tikrai labai jaudinuosi dėl tavęs. Jaudinuosi, nes man tu esi svarbus ir aš tau noriu padėti. Žiūrėk, gal mes galime, aš tau ko galiu padėti. Tai pamokyti tave susiplanuoti. Nes kas atsitinka? Kai pradeda mokinys gauti didelį kiekį informacijos, atsiranda iš karto neigimas. Vėliau. Rytoj. Tas rožinio akinių sindromas čia šiandien, aš to nespėsiu čia šiandien su draugais, bet kai vaikams tu sakai, žiūrėk, skirk laiko 10 minučių šitam dalykui. Tik 10 minučių. Tiesiog prisėsk. 10 minučių nėra daug. Ir tada atsiranda, gerai, bet 10 minučių paskaitysiu. Atsisėda ir jie paskaito ir pusę valandos. Bet jie prisėda ir vien tą savo tokį randa motyvą. Ir mes taip atitolinam vienos nakties sindromą, kad viską per vieną naktį reikia perskaityti. Ne? Pavyzdžiui, tėvai, papasakok man, ką išmokai, ką sužinojai. Vaikai, kada jie pakartoja ir papasakoja, dar geriau įsimena. Bet būna, išmokai, tai viską pasikartojai. Taip, pasikartojau, kiek aš suprantu arba nesuprantu. Tai va tas toksai bendravimas ir parodimas, kad man irgi įdomu, bet dar tėvai pradeda tai, tėtų kokios čia nesąmonės, aš taip pats gyvenime neišmokčiau. Jeigu dar tu truputėlį ir pajokauji, tai man atrodo, dar tos vietos jūs dar geriau atsimena, ar ne? Taip, bet prisiminti, kad įdomu, tu nesakai, kad čia yra nesąmonė, bet sakai, kaip įdomu. Labai įdomu, o kaip ten toliau buvo, ten karas vyko, ar ne, o tai rimtai, čia dar ir tos šalis prisijungi, o aš jau pamiršau iš mokyklos laikų, primink man, tiesiog kiekvienam dalykė parodyt, kad ir tau yra svarbu, plus pasikartosit, ar ne, kažkiek tai gal naujo, ką nors sužinosit, taip. Tas pasitvirtins ne tai, kad tu turi už vaiką mokytis, bet kartu padėti jam, kad jums tai yra svarbu. Kitas dalykas, kai matote, kad vaikas užsidaręs kambaryje ir jau 3-4 valandas iš to neišeina, ir matot, kad jisai yra be galo įsitempęs, patys užeinate pas vaiką ir sako, tai pasivaikščiau. Arba išgerkim kartu arbatos. Išgerkime. Tiesiog. Ir ne apie egzaminus kalbėti, apie orą, apie paukštelius, apie kiaušinius. Išleistuvių suknelę. Tas visiškai nesvarbu, bet nukreipti mintis ir padėti vaikams patiems, truputį atsipalaiduoti. Nes prasideda naktiniai mokymaisi. Taip, naktį. Tada vaikas neišsimiega, mokykloje dėmesio nesukoncentruoja, dar labiau įsitempia, tada nepavalgo arba pavalgo maistą, kuris yra visiškai nemaistingas ir kuris dar didesnį skatina stresą ir įtampą, nes bet kokį sumuštinį įsidėjau į burną, ten ką nors čipso, kokį, tas visiškai nemaistingas maistas. Ir tai vėl kelia papildomą stresą. Ir tuomet jau gaunasi fiziologiniai dalykai, kai atsiranda nuovargis, tu dėmesio nebekoncentruoji, tada tu pyksti ant savęs, kad aš esu nevykėlis, nes man neišeina atsiminti, ir tada aš iš nieko nebedarysiu. Va čia yra geras dalykas. Tada prasideda didysis stresas namuose, kur jau natūraliai tu praktiškai nebegali susivaldyti. Ir kaip mes sakome, kad dažnai tai atsitinka ne tik patiems abiturientams ir vaikams, kad ir jaunesniems, kurie ruošiasi egzaminam, bet ir tėvam. Ir šitoje vietoje mes galime pasikalbėti apie tai, kad vis dėlto mano rankose yra Rameval, tai yra preparatas, kuris, reiškia, nuramina mūsų nervų sistemą, yra tarsi maisto papildas. Ką jūs apie juos galvojat? Ar jos galima gerti vaikam, o gal kartu geriausia būtų pagerti ir tėvam, kad visi apsiramintų? Kartais, kai mes nebesugebam jau sukontroliuoti visų emocijų, ar ne? Nesugebam. Ir kartais reikia nurimti tam, kad pradėtų mąstyti. Tai kartais tos visos valerijonai, jiegi iš senovės jau yra žinomi, ar ne? Kad jie yra melisa, man atrodo, taip, kad tai yra žolelės, kurios iš tikrųjų tą akimirką tau padeda nurimti, susikoncentruoti, galų gale pailsėti ir tuomet priimti atitinkamus sprendimus. Tai kartais tikrai to reikia, kad galėtumėm eiti toliau, sustoti tą minutę. Atmesti trupučiuką emocijos, nes kai mus valdo ištisinis tas nerimas, toks, tu nieko negali ir tau reikia nerimą nuimti. Ir aš kaip suprantu, kad geriau yra, jeigu vis dėlto tas nerimas yra ir tu negali susivaldyti, tai geriau yra vis dėlto turėti tą valerijono tabletę ar piliulę ir jos nebijoti kaip baubo, nes jeigu tu iš tikrųjų pervargsi, tai prasidės visiškai kitos kategorijos ir svorio vaistai, taip?
taip, bus dar tikrai baisiau, geriau tą akimirką naudoti žolelių pagrindus, kur nėra priklausomybės ar net, kada tu tiesiog nurimsti ir tai tau padeda sutvarkyti, arba, valerijono šaknų jūs neimsit uostyti, ne, tai jau yra padaryta, tu išgeri, nereikia tau galvoti. Jo, tai pasivaikščiojimą į mišką išsikasti valerijono šaknų. Taip, bet paskui, kada tu nuėmi tas emocijas, esmė, tu turi mokytis kontroliuoti savo emocijas, stresą valdyti. Jeigu tave moko nuo mažų dienų, tu negalvosi apie nieką. Tu tiesiog ruošies egzaminai, tau šiaip streso nekils, nes tu suvoki, kas yra stresas ir moki jį valdyti. Kiek tokių yra? Turbūt mažiau nei 1%. Gerai, bet kokiu atveju tokiam pačiom sunkiausiam dienom yra ramia valia. Reikia laukti pačių sunkiausių. Nereikia, net anksčiau reikia pradėti. Tiesiog, kai jūs jaučiate įtampą, ar ne, kad negaliu atsipalaiduoti. Visiškai negaliu atsipalaiduoti. Kai tu negali atsipalaiduoti, tu negali mąstyti. Nes jeigu tu galvoji tik, aš neišlaikysiu, kaip bus, tai natūralu, kad tu nekoncentruoji dėmesio į ką? Į konspektą, kur parašyta datos, kur parašyta tekstai, uždaviniai ir taip toliau. Tai tam, kad nuimti tą nerimą, tu jį nuimi tą nerimą, taip, ir tuomet tu jau dirbi su savimi. Šiuo atveju piliulė visiškai nėra didelis baubas. Ačiū Jums labai. Žinot, mėlėjai, aš, man atrodo, nesu vienintelė pasaulyje, kuri vis sapnuoja mokyklos buvusius egzaminus ir tu pabundi iš šoko, nes tai yra iš tikrųjų vienas iš sunkiausių metų, kurį žmogui tenka, nugalėti ir išspręsti, ar ne? Jeigu jūs galvojate, kad šiandien buvo reklama, kalbant apie Remaval, jūs iš tikrųjų esate teisūs. Dėl to, kad, man atrodo, reklamuoti mums ir mūsų vaikams ramybę arba tą dalykėlį, kuris suteiks didesnės ramybės ir pasitikėjimo mokantis, tikrai nėra nieko blogai. O mesgi juk žinome, kad Ikona vaikai padeda tėvams ir vaikams gyventi. Su jumis buvo Agnė Grigaliūnienė, iki greito.